Labas rytas, jūs žiūrite laidą Čia Dzūkijos kraštas. Sabal satir, sui atižur adjal, aids sojikust satšark. Jokių būdų nebėkite nuo televizijos ekranų ieškoti užsienio kalbų žodynų, mėgindami suprasti, kokia kalba ir ką pasakė šilinė dzūkė Irutė iš Žiūrų. Bet apie tai kiek vėliau. O dabar pats metas pagrybauti. Paskutinį rugsėjo šeštadienį grybų ir gamtos mylėtojai susirinko į Varėnoje vykstančią grybų šventę, kuri prasidėjo grybų čempionatu ankstų šeštadienio rytą Marcinkonyse, Dainavos girioje. Lietuvos grybų sostinėje Varėnoje jau 14 kartą šurmuliavo grybų šventė. Ji ir šiemet tradiciškai prasidėjo grybavimo čempionatu Varėnos rajono savivaldybės mero taurei laimėti. Grybų čempionato dalyvius televizijos kameros žvilgsnių išlydėję į mišką pabandė iš vietinių išgauti kokią paslaptį, kaip čia tų grybų daugiau pririnkus ir kokį skanų patiekalą iš jų pasigaminus. Jūs esate vietiniai čia nuo Marcinkonių, taip? Aha, aš Šyras Marcinkoniškis, o jinai Šyra Žūriškiai. Taigi aš pasakysiu pati. Ir sakykite, jūs dabar čia tokie ramūs stovit, ar nebijot, kad visus jūsų grybus išrinks, o gal jūs jau čia iš vakaro išrinkė ir nieko nerasti, kad tokie ramūs, kažkaip labai keistai jūs čia, man atrodot. Žinok, vaikeli, mes labai, kaip tas sako, patenkinti, kad miestas atvažiavo. Nurinks visus sukirmijusius, o mums paliks visus sveikus. Beje, mažutukų nemato, jie tik tais ranka didelius. Visų praudų jaunukas pasakė, o jau kad aš iš jo parapijos, tai prauda, bet ašgi Žiūrų šilinė, dzūkė Žiūrų nuo Žiūrų akies. Matai, kad sukinys? Žiūra akies neturi, turi tik tais laus akis. Nesvarbu, bet tarp Žiūrų ir tarp Mančigės. O labai gražus kaimas Žiūrai. Per vidurį teka Ūla, vienon pusėn Žiūrų kaimas ir kiton pusėn Žiūrų kaimas. Tai aš tam kiton pusėn. Tai dabar mums ar galite vieną ausį pasakyti, išduoti kokį paslaptį, kaip čia tų grybų daugiau galima pririnkti. Jau dabar visi išėjo, tai jie tegul sau ramiai renka. O mes eisim grybauti. Jūs mums kokią paslaptį išduokit? Galiu vienų paslaptį pasakyti. Kabinėjant miškan, ir turi būti cyku. Ir kai pradeda šakaus traiškėt, samanus kelcis, tada landa baravykas. Bet reikia gerai klausytis. Na ir jau kai tų grybų prisirenkam, sakykit, kokį čia receptuką galėtumėt tokį dzūkišką tikrą nuo Marcinkonių parsivešim grybų ir kaip tos grybus mums pasigaminti? Jei didelį lepšį ir sveikų randzi, tai reikia. Nuvalyt skudurėlių gražiai šlastuku kokiu drėgnai, neplaukit, be vandens prisgers. Tada apverskit pusi galvų žemyn, impjauts per kotukų kryžokų tokį, kad giciai prieskoniai geriau suveits. Paberts pipirų druskutis ar žolukikių kintrins ir pakept sanaliaus ant riebalukų dar su spirguciais. Nuskanumai, o jei dar miltukuose pavoliosi, kap skanu. Išeis kaip kepsnys. Ale tu ir žinok vis tiek. Aliejukas, riebulukai. Tai ko tau Lietuvos kardiologai pasakys? Reikia dabargi valgyti, kaip tas sakė, Šyrai. Visada anksčiau žmonės parsinešė arba raugė, arba sūdė, daugiau nieko nedarė. O jei šviežio nori? Jei šviežio, tai va, tik tais lašinių prisispyrginai, prisidėjai. O jau čia tai kardiologai nieko nesakys. Ir dar ant viršaus smetonos litrį suspyliai ir su šviežu bulbė, kaip tas sako, abjedzenė. Grybų čempionato dalyviams privalu ne tik kuo daugiau grybų pririnkti, bet ir laikytis griežtų taisyklių, tikino vyriausiasis varžybų teisėjas. Galbūt pradėsiu nuo pačios pradžios nuo registravimo. Mes šiemet pirmą kartą įvedėme registracijos mokestį. Todėl, kad anksčiau atvažiuodavo autobusas piliečių ir puldavo į mišką grybauti visi, o užsiregistruodavo viena komanda. O dabar sudrausminom truputį, nes pagalvoja vis dėlto pinigėliai. Ir truputėlį mažiau dėl to komandų, manau, labai gerai sugriežtinom, nes nepaprastai daug atsirado profesionalų, kurie atvažiuoja tiesiog laimėti. Ir jie jau, kaip sakom, vos ne žemų startų bėga į mišką ir skuba pjauti tą grybą. Tai va. Antra, kad suvaržyti taip, mes ribodavom visą laiką grybų rūšis renkamas. Tačiau šiemet nėra jų tokia gausa šitose vietovėse. Šiom dienom pradeda jau likti stipriau dygt, tai leidom visas rinkti. Tik tai ūmėdžių ne, nes dzūkų tikrai negarbinga, kad ūmėdės būtų renkamos, jos turi likti miške. Toliau 4 nariai, turi finišuoti visi 4 komandos nariai.
Jeigu kažkuris nefinišuoja, mes vis tiek galim neskaityti rezultatų, todėl kad tai yra nesolidaru ir prieštarauja nuostatam. Sverdami grybus taip pat žiūrim ir kokybės, nes kad nebūtų namų darbai paruošti. Bepiga ten pasislėpti. Pasitaiko visko? Pasitaiko visko. O savo teisės čempionato dalyviai labai gina stipriai, jau nenori būti įtariamaisiais. Beveik keli šimtai grybautojų pasklido po Dainavos girią. Atvykome iš Kauno rajono, atstovaujame Kauno Domeikavos gimnaziją. Ir kaip sekasi šiandieną jums grybauti? Šiaip nelabai, Aukštaitijoje daugiau grybų negu čia. Ar pirmą kartą dalyvaujat grybų čempionate? Ne, antrą kartą. Ir kas atsitiko, kad atvažiavote ir antrąjį kartą? Matyt, pirmą kartą, kai dalyvaut, patiko labai? Labai patiko, labai. Ar tuomet daugiau grybų radot? Panašiai kaip ir šiais metais. Nelabai. Galbūt, kad nemokame grybauti. O kokius grybus čia šiandieną pavyko jums rasti? Čia yra šitie storalūpiai tik tai ir vokietukai. Tokių gerų grybų kaip makavykai, baravykai aš nė vieno neradau. O kaip paprastai ruošiate grybus? Gal žinote, kokį galite pasakyti dzūkam skanų receptą? Aš žinokite, tik tai šaldau, nes nei marinuoju, nei kitaip kažkaip darau, tik tai šaldau. O šaldyti grybai kokių privalumų turi? Juos atšilda ir galima kaip šviežius paruošti. Kaip sekasi čia šiandien? Gerai, visokių šungrybių prirenkam. Nes ką sutinkam, tai visi skundžiasi, kad nėra grybų, dzūkai grybų nepaliko, o kaip, bet jums pavyko rasti ir gan nemažai? Tai šitų gal nieks nerenka grybų. Gal nepažįsta. Gal dzūkam per prasti šitie grybai? Gali būti, jo. Gali būti. O kaip jūs paprastai ruošiate šitos grybus? Aš neruošiu grybų. Žmona ruošia. Tai žmonai darbą parvešit? Taip, būtent. Jie ruošia iš žmonai. Tai visgi su kokiu tikslu čia šiandien atvažiavote? Laiką praleisti. Linksmai. Pailsėt. Grybų parinkt. Ar turite tokį siekį laimėti Varėnos mero taurę? Ne, neturiu tokį siekį. Man svarbu laiką turiningai praleisti. Miške. Tokių, kurie siekia nelaimėti, o tiesiog pasivaikščioti po mišką, smagiai pagrybauti, tądien Marcinkonių Dainavos girioje buvo ne vienas. Keliaujat per mišką, labai gražias dainas dainuojat, o kaip su grybais, ar daug pririnkot? Ai, tai kad aš daugiau į viršų žiūriu. Ir prastų nerenka grybų. Ne, ir prastų nerenku ir apskritai į viršų daugiau, man po mišką patinka vaikščioti. Tai gal čia padainuot į mišką atvažiavot, o ne pagrybaut? Oi, laukiu, kada pranukas gros su Danieliumi ir aš eisiu šokt su dėdė Stasiu Marcinkoniu. O ar dažnai pagrybaujat? Taip, ypač Dzūkijonų, Marcinkonyse, Žiūruose, Margionyse, šitose vietose labai dažnai būna. Ir ką be grybavimo miške dar veikiate? Aišku, dainuojate? Uogas renku, o šiaip tai daugiau dainas renku kaip grybus, man labiau dainos patinka. Susirinkome grybus. Begrybaudami ir vaikštinėdami po mišką išties nenuobodžiavome. Čia sutikome ne tik dainas traukiančių grybautojų, bet ir raganaičių pulką. Atvažiavom iš toliai, nuo Piepalių piliakalnio atskridom. Mūsų ten apylinkėse gyvatės ir varlis baigėsi, tai sakom, čia tokia proga, čempionatas, susirinksim, visai žiemai turėsim. Norit parodysiu, radau gyvatę su visais kiaušiniais žiemą, kaip įsiperės. Tai bus į varlių radom, visko mums tinka viskas. Pelę gyvatį pasidėjus, kad jis galėtų vakaiseris, tai visą žiemą 11 čia yra gyvačiukų turėsiu. Bus ką valgyti. Tai man dabar viskas aišku pasidarė, kur tie grybai staiga dingo iš Marcinkonių miško. Jūs... Ne, grybai yra, va šitas kiškio grybas, jis labai geras, baimė visą, kai švaru, čia yra lapis grybas, tai nieko gudrus būsit, gudrus būsit. Yra barsukų grybas nuo pasiutimų, briedžių grybų, visokių grybų. Mums tinka, mes visą džiovinam, žiemą valgysim. Savo grybą radęs, už rankelis, vedas. Savo grybą radęs, už rankelis, vedas. Ar daug grybų pavyko raganėliam rasti? Pažiūrėk, pilnas krepšys. Pilnas krepšys, visi geri, visi valgomi. Tai čia kažkokie kerai, kažkokie burtai, aš manau, nes visi eina su pustuščiais krepšiais, o jūsų tiesiog per viršų. Bet ir dar saujoj, netelpa į krepšį.
Populiariausias grybas tądien atsidūręs grybautojų iš kitų šalies regionų krepšiuose buvo dzūkų vadinamas storalūpis. Dzūkai tokių grybų nigdy nerenka. Juos tik spardo. Tai jums gal šiek tiek juokinga, kad čia atvažiavę atvykėliai tokius grybus renka? Nu tai jau mes pripratę, kad ne vietiniai tokių prisrenka, bet pas mus tai seniai tai visai nežiūrint tokius grybus. Šitos grybus storalūpis galėtumėt pasakyti, ar jie valgomi ar nevalgomi, nes kiek matėm, tai pilni krepšiai visų čempionato dalyvių tokių grybų. Čia kauniečiai sakė valgo 3 kartus savaitę ir 3 kartus miršta. Paskui juos reanimuoja, vėl atvažiuoja grybauti pas mus. Mes nevalgom. Čia yra budė, blogas grybas, nevalgo jo niekas. O iš tiesų, jisai nuodingas skaitosi, ar jisai valgomas grybas, prie kurių priskiriamas? Šiaip tai grybai yra visi valgomi, kai kurie vieną kartą, aišku. Tai dzūkai ne, jų nerenka ir nevalgo. O kiti, jeigu dar tie gyvų yra, tai matyt, kad bandė ir valgo. Atstovaujam komandai su Žalgiriu už Lietuvą, esam varėniškiai. Ir jūs bene jauniausia komanda amžiumi, ar aš tiesą sakau? Turbūt kiek pastebėjom, tai taip, vieni iš jauniausių berods. Na ir kodėl jūs čia pasiryžote grybauti, dalyvauti toje grybų šventėje? Galbūt kasmet dalyvaujate? Ne galbūt, taip, turbūt kasmet jau galbūt 5. ar 6. mūsų čia sezonas yra. Ne visiems yra naujokų, bet sakykime, iš tų metų, kiek dalyvavom, tai tikimės, kad šitie bus taip kaip ir kiti. Žemiausia vieta mūsų buvo 3. užimta jaunių grupiai, tai tikimės ir šiemet užimti bent jau 3. vietą. Na ir kaip šiandien sekėsi grybauti? Kokių grybų radote? Ir jūsų krepšiuose, kaip matau, tų tokių vadinamų storalūpių lyg ir nematyti. Ar jūs tokių ir nerenkate iš tiesų? Iš tikrųjų, renkom tik tuos grybus, kuriuos patys valgom, tad manėm, kad tik tokius galima renkti. Matėm, kad tos komandos prisinešė įvairiausių, bet mes nešim tik tuos, kuriuos teisėjai leido. Tai va. Jūs, kadangi jau esate patyrę grybautojai, kaip galėtumėte pasakyti, ar šiemet yra grybų ar ne? Šiemet grybų tikrai nėra, jeigu yra, jie yra labai sukirmėję. Tai va, ir sakykime, kaip tikrų baravykų irgi šiemet yra labai mažai. Manau, komandos visos po kelis baravykus rado, nedaugiau. O kiek baravykų rado jūsų komanda? Mūsų komanda rado 3 baravykus. Kas baravykų rado mažiau, o kas daugiau, bet puikios nuotaikos ir įspūdžių užteko visiems čempionato dalyviams. Atvykome pirmą kartą šiais metais, nes labai buvo plačiai kalbama Lietuvos mastu per šitą gražią šventę. Įspūdžiai labai gražus. Iš ties dzūkų krašte yra šilti labai žmonės, kurie mus priėmė ir manau, kad mes dabar dalindamės pačiais gražiausiais įspūdžiais. Visą laiką jausimės emocialiai labai gerai. Tokį ankstyvą rytą miške atsidūriau pirmą kartą gyvenime. Būtent dėl tos idėjos. Ne šiaip visą laiką namuose pramiegu tą gražų į rytą. Tai buvo tai smagiausia dėl manęs. Iš ties visiems reikėtų kitais metais atvykti į Dzūkiją, nes iš ties čia grybų iš ties daug ir labai gerų daug žmonių. Jauniausias grybų čempionato dalyvis 9-metis Simonas Gutauskas iš Klaipėdos taip pat neliko be laimikio. Ar pirmą kartą išėjai į mišką grybauti? Ne, 2 kartą. Na ir kaip matau, tau neblogai sekėsi. Kokius grybus radai? Radau voveruškas, baravykus, vis daugiau neberadau. Tai tu jau pažįsti grybus? Jo. Ir kaip atskiri valgomus grybus nuo nevalgomų? Voveruškų būna apgaulingų. Jeigu yra baltas kotas, tai reiškia nevalgomas. Jeigu kaip galvutė yra, tai reiškia valgomas. O baravykas tai pagal galvutę spėju. Smagiai pagrybavę ir grybus suskaičiavę, svečiai negalėjo atsispirti gardžiom dzūkiškom vaišėm. O kokiosgi dzūkiškos vaišės be grybienės, grikinės bandos ir kurcinio ašarų. Kurcinyska verkia ir priverkia. Butelaičiai šitų tai ir kurcinio ašaraitės labai pamačnaus, nuo visokių lygų. Jo nesirgsi nigdė. Nor labiausia paimti tai galvos antaricinės nesaupės, nei pilvo, nei galvos. Tai jūs kasdien gydotės šitom kurcinio ašarom? Nu tai ne kasdien, vaikel, kaip kur paraini iš miško ar uogavus, sušalus, o šaltis kraca, tai va paimi čerkelai ir šitų avietių įsiverdzi, išgerdzi arbatus ir lygos kam nebūta.
Dzūkai stebina ne tik savo iškalbą, dainomis, grybais ir nuoširdžiu svetingumu, bet ir mažiausiai keistais įpročiais, kaip antai Irutė iš Žiūrų mokanti kalbėti atbulai. Dabar daug kas čia mokama užsienio kalbas, anglų, rusų, prancūzų, italų, ispanų, bet tokios kalbos, kokią jūs mokat, tai vargu ar bent dar vieną rastumėm Lietuvoje. Tai kokią jūs kalbą mokate? Aš nežinau, kaip ją pavadinti, jinai man nėra reikalinga. Jinai yra, kiekvieną žodį, žodžių aš neverčiu, yra per paprasta. Kiekvieną sakinį iš kito galo. Tai anksčiau tik kalbėjau, dabar jau žiūriu, kad ir dainuot galiu. Josiu in kalnelius, in žalias girevas, tyrasiu mergelai, uogelas rankiojant, tyrasiu mergelai, uogelas rankiojant. Nu, dar aš padainuosiu tų, kuo aš matau, žinokit, užsimerkus, vat viską matau. Oi soini suilen laknis sailaš salarik, itui sahari lagrem salagua ui ceknar, itui sahari lagrem salagua ui ceknar. Melodija toj pati, reikėtų rašytis, kad pažiūrėti, ar aš praudų pagėdojau. Vyriausiojo grybų čempionato teisėjo paleistas šūvis paskelbė, jog varžyboms skirtas laikas baigėsi. 43 komandos iš įvairių šalies regionų, iš viso 172 grybautojai per 3 valandas pririnko beveik pusę tonos grybų. Baravykų jie rado 150. Jau 4. kartą čempione tapo ir Varėnos rajono mero Vido Mikalausko taurę laimėjo Kremblių komanda iš Paluknio. 4 jos vyrai į finišą atskubėjo su krepšiais, kurie svėrė beveik 43 kg. Jie rado ir 30 baravykų. Nuo Kremblių 12 kg atsilikusi giminių komanda iš Marijampolės užėmė 2. vietą, o 3 buvo Kauno miesto savivaldybės darbuotojai. Specialų prizą laimėjo originali ir smagi raganų komanda iš Babtų. Taip pat 30 baravykų gimtuosiuose miškuose aptikusi Marcinkonių pagrindinės mokyklos komanda pelnė sėkmingiausiems baravykautojams skirtą prizą. Po rungtynių grybautojai ir jų palaikymo komandos linksminosi Varėnos parke, kuris vienai dienai buvo virtęs tarytum miestų mieste, o orientuotis jame galima buvo pagal grybiškas voveraičių, baravykų ir kitas gatves. Šurmuliavo tradicinių dzūkų amatų mugė, vyko sporto varžybos, koncertai, rungėsi Aukštaitijos ir Dzūkijos kaimo kapelos, buvo rodomi spektakliai. Labadiena, kviečiame visus užeiti į Alytaus miesto kiemelį. Mes čia vaišiname visus Alytaus miesto ženklų, baltos rožės arbata ir žinoma, Alytaus mūsų šventės rėmėjai, Alytaus duonos gaminys. Prašome, užeikite, jeigu kas nenorite dabar suvalgyti, mes galime įdėti į Alytaus miesto ženklo lauknešėlį jums duonos gabalėlį įsinešimų, nes gal šventėje kartais pavargsite ir išalksite. Alytaus miesto kiemelis visą laiką laukia jūsų, tik tai mano ponai kažkur išėjo, aš nebežinau, nei ponia, nei ponas nesugrįžta dar į kiemelį. Jeigu kas matėte mano ponus, tai paskelbkite, kad aš jų laukiu, jie mane atsivežė, liepė gaminti arbatą. O kas tai jūsų ponai? Mano ponas tai labai didelis viršininkas, bet aš nežinau, ką jisai dirba, aš tik tai gaminu jiems valgį, jisai vėlai pareina, labai anksti išeina, mano ponė tai daugiau būna namie, bet aš ir ponui gaminu arbatą ir ponė, bet mano ponė tai geria, bet cukrus visą laiką, o ponas tai geria su cukrum, bet tik tai kavą ponas geria. Ir kai geria ponas kavą, tai kartais jis bila brendžio, tai aš taip ir žinau, visą laiką tai pagaminu. Bet Alytaus miestas dar pristato ir savo pelyną, tai mes irgi turime Alytaus gaminių ir kurie ponai galite užeiti pas mus. Tai, bet mano ponas pelyno negeria, mano ponas geria pelyną su brendžiu, paskui brendžiu su pelynu, paskui geria abudu iš karto. O kokia čia muzika sklinda? Gal čia koks radio taškas kažkoks ypatingas? Pas mus kiemelėje kažkokie ponai atsivežė Alytaus Dixielandą ir jie dabar čia visą laiką groja. Man tai nelabai patinka šita muzika, man labiausiai patinka, kaip mergaitės garsiai dainuoja, bet jie labai gražiai čia muzikuoja, bet žiūriu, kad labai daug ponų susirinko, ko gero Alytaus Dixielandas visiems labai patinka. Ai, aš gal ir nelabai suprantu, mano ponė tai klauso Cicina, o ponas tai visai nieko neklauso, kažkokią užsienietišką muziką. Bet jūs užeikite ir paklausykit, gal kartais jums ir patiks tas Alytaus Dixielandas. Ai, ponai, aš tai nežinau, už tai gaminu arbatą.
Tai gal ir užeinam? Ir užeinam. Atvykau iš Alytaus, Valdas Valentinavičius. Ir kokį amatą čia demonstruojate? Čia yra tokias labai senovinis ir amatas, yra gryna kalvystė. Tai ir noriu pademonstruoti, paprasčiausia nieko neparduoti, bet paprasčiausia pademonstruoti, kas yra kalvystė ir kaip jinai yra dirbama. Daug kiemelių tądien viliojo užsukti, nepraeiti pro šalį. Mes atsivežėm kalvius atsivežėm. Taipogi galiu pasidžiaugti seniūnė, Šeštokų seniūnė Aldona Surdokienė. Matom, gražų darbą dirba. Lazdijų žuvininkus, taip pat žolininkus, kapelą, vienu žodžiu, kiek galėjom, tiek atsivežėm. Visą, ką turite geriausia? Taip, visą, ką turim geriausia. Grybų šventė Varėnoje – vienas didžiausių ir įspūdingiausių renginių visoje Lietuvoje. Aš manau, kad jinai tikrai yra nuoširdė, jinai yra betarpiška ir, kaip matot, kiekvienas dalyvis nėra žiūrovas, o jis pats dalyvis ir dalyvauja aktyviai mūsų kultūrinio paveldo, amatų gali pasimokyti, pastebėti, nes daug yra užsienio ambasadų atvažiavę ir Prancūzijos, Kinijos, Kazakstano, Gruzijos ir kitų. Tai jie stebėsi tuo mūsų kultūriniu paveldu, ką mes turime, kuo turtingi žmonės. Varėnos grybų šventė be grybų čempionato, iš ties prarastų pusę savo žavesio. O sakykit, kaip pats meras, ar mėgsta pagrybauti, kur grybauju, kokius grybus daugiausia randa, ar apskritai atrandate laiko grybavimui? Na, kur grybauju, tai aš kol kas nepasakysiu, bet tikrai atradau naujas vietas, kadangi mano sodyba dabar yra prie Perlojos, tai toli nereikia eiti, o kitą kartą net ir raudonikiai ir kieme dygsta. Taip, kad esu aistringas grybautojas, nesu medžiotojas žvejys, bet net ir atostogas kartais pasiderinu, kai yra galimybė, kad galėčiau ramiai savo vienas pagrybauti. Jeigu norit pažinti Dzūkiją, jos gamtą, žmonės, tradicijas, pasigėrėti darbščių dzūkų amatais, pasigardžiuoti visokiausiomis smėlingos Dzūkijos žemės, miškų, upių ir ežerų gerybėmis, pasilinksminti kartu su dzūkais, atvažiuokite į Grybų sostinę kitąmet. Dėkui, kad buvote drauge su mumis. Sudie.